Sveiki atvykę į mano kelionių kanalą. Jeigu jums patinka mano video, spaudžiame like, spaudžiame subscribe ir žiūrime, kas bus naujo, nes šią žiemą keliausiu po Tailandą, Indonezijos salas ir Laosą. Jeigu šitos kryptys domina, žiūrėkite, rinkite informaciją, jeigu važiuosite savarankiškai, o jeigu dar bijote savarankiškai keliauti, 26 metų gegužę ir birželį paskelbsiu informaciją apie kelionių planus, naujomis kryptimis, mano sugalvotais maršrutais, keliausime 26-27 rudenį, žiemą, pavasarį. Visą šitą stebėjimą galite atlikti mano Facebook'o grupėje Kelionės su Jolita, nuorodą palieku apačioje. Tai dabar linkiu gero žiūrėjimo, o galbūt kitą kartą pasimatysime mano organizuojamo kelionėje. Labą dieną jau sakau, nes pas mane jau po pirmos ir ruošiuosi keliauti toliau, kuprinė jau viskas daiktai supakuota. Skrydis mano į Džakartą atgal turėjo būti ryte, bet oro linijos perkelė po pietų. Nieko čia nepadarysi, tai keliausiu po pietų. Žodžiu, esu labai patenkinta šita sala, Belitungas tikrai man labai patiko. Taip, čia yra nepritaikyta turizmui, infrastruktūros mažai ir panašiai. Šiaip orai, nepaisant to, kad tai yra lietaus sezonas, bet kadangi Indonezija labai didelė, Belitungas gana šiauriau yra, tai vakar po pietų šiek tiek palijo, bet labai trumpai, tai per 8 dienas vienas panulijimas, sakyčiau, labai gera statistika. Ir dabar grįžtu, kadangi į Javos sala yra didelė, ten galimai bus vėl tų debesų, nulijimų. Bet ką, keliauju dabar į Džakartą skrydžiu apie valandą ir tada reikės nusigauti iki Bogoro miesto. Ten mano kita stotelė. Tai nežinau, kaip čia sklandžiai seksis, nes iki Bogoro autobusas turės būti. Žodžiu, matysim, kaip čia eisis. Keliaujame toliau. Labai jau mažas Belitungo oro uostas. Aš čia labai greitai ir bagažą pridaviau, susitvarkiau reikalus ir dar 1:40 liko. Nieko, aš pasiėmiau ausines jau video pasidaryti, jau dar kavos ieškoti, tai kavos pavyko rasti, netgi pupelio kavos. Tik juokinga, kad ant tiek čia prekyba neina, kad man iš 50 000 pasiėmė nepilni 3 eurų net gražus. Tai judam tolyn, tik tai toks oro uostas, kaip matom. Tai žodžiu, skrendam tolyn. Viso gero Belitungui, dar tikrai grįšiu. Žodžiu, aš likau labai sužavėta šitą salą. Aš jau Džakartoj, laukiu savo kuprinės, tikiuosi atskrido. Vis laik turiu tokį nerimą ir viskas eisiu ieškoti autobuso, čia turėtų būti nesudėtinga įrast. Kaip gerai, kai telefone veikia dirbtinis intelektas Gemini. Užklausiau, kaip čia kas čia, man surašė, kur pasukti, kiek laiko eiti, kad rasti reikiamą autobusą, su kuriuo gali čia tęsti kelionę. Tai nusipirkau bilietėlį, bilietėlis vos keli eurai kainuoja, man iš pradžių atspausino vėlesnį, dar už valandos, bet pasirodo, yra dar vieta autobuse, sako nieko, eik, sako važiuok su šito. Tai viskas, jau išvykstu iš Džakartos, nes maždaug yra valanda kelio iki Bogoro. Tai Džakartą palieku su gražiu saulėlydžiu. Autobusas šiaip visai patogus buvo, kaip ir viskas normaliai. Tai atvykau į Bogorą. Čia yra man naujiena, tie žali autobusiukai yra viešas transportas. Šiaip man neteko su juo važiuoti, nes čia patingėjau tiesiog pasigilinti, kaip čia reikia juo naudotis, kokiam kryptim ir kiek mokėti reikia. Tai jau dar trumpai apsipirktam. Čia kažkoks skersgatvis, žodžiu, aš visą laiką kur nors nuklystu. Bet susipirkau, ko reikia ir atvažiavau į savo namelį. Ieškau čia pro kur įeiti. Parašiau savo savininkui to namelio. Jis sakė, tu ateis pasitikti. Tai čia mano namukas. Čia yra bendra zona. Čia dar yra vokiečiai, kurie kartu irgi apsistoja yra. Tai čia toksai vadinasi vintažinis namelis. Tai čia yra tokia, sakykime, namukas su keliais miegamaisiais. Netgi yra virtuvė, šaldytuvas. Tai aš šitoj virtuvėlėj sėkmingai kelias dienas gaminausi ir pusryčius, ir vakarienės. Tokių basic dalykai yra, kaip ir visko užtenka. Dar tiesa kambarį parodysiu. Kambariukas maždaug toksai lova, vidutinio kietumo, šiaip mėgstu minkštesnę, bet nieko tokio.
pačiai kai senovėje toks susklašių užsistumė, žodžiu, labai įdomiai. Šiaip kadangi senas pastatas, tai toks ir kvapas senovinis, 17 centų šiaip kainuoja, normali kaina. Labą dieną jau pas mane, va išeinu iš savo kambariuko, tai dabar šiek tiek geriau matosi, kaip čia kas atrodo. Langus čia atidarė natūralus vėdinimas vadinasi. Ir laukia labai didelis vėjas. Ir šičia šalia yra upė, tai visą laiką toks garsas, kad tai lyja, bet iš tikrųjų tiesiog upė išniokščia. Tai matau kol kas, kad jau yra nulyta. Bet vis tiek aš tai jau einu apžiūrėti apylinkio, čia va mano namelis, o šičia upė atrodo, čia lyg būtų po didelio lietaus, bet tiesiog visas dienas va taip ir atrodo. Tai aš iš truputėlį pasivaikščiau čia po apylinkės ir labai taip įdomiai atrodo, kad čia toks lyg kaimas vidury miesto, tai šičia kairiai pusė tokie geresni nameliai, o šičia kitoj upės pusė toks biški lašninėliai, sakyčiau. Tai aš dabar einu link tiltų, ten tie pėsčiųjų tiltai iš tikrųjų yra tokie pėsčiųjų per brūkšnelį mopedą. Tai aš čia vaikštau, kai visą laiką man čia ta žaluma yra labai gražu, tai einu, žodžiu, išsižiojus žiūriu, dairausi, čia toks, žodžiu, mano mėgstamas užsiėmimas. Tai dabar gaunasi taip. Aš truputėlį taip gyvenu atsitraukus nuo to viso triukšmo, bet kaip ir netoli ir pėsčiom matė. Tai dabar šita upės pakrantė tokia ramesnė ir eini tada tuo kaimeliu. Aš tuo kaimeliu. Aišku, kaip ir kol kas visą laiką Indonezijoje vietinė labai čia mane spoksa, bet aš nesistebiu, nes aš kartais čia praeinu kaip vos ne į virtuvėje landus, ta prasme, bet jų gatvės, toks mopedų ir pėsčių gatvės tokios siauros, kad kai vaikščioti neišvengia čia apsižiūrėti, kaip tas jų visas buitekas atrodo. Tai čia toksai, man irgi patinka pažiūrėti, kaip iš tikrųjų gyvena. Čia yra toks nenulaižyta, neparuošta turizmui, va tiesiog taip, kaip yra. Jie čia vietiniai savo prekiauja visokiais dalykais, maistu, turi ir mažų supermarketų šitose gatvelėse. Žodžiu, tai aš čia labai juokingai čia, žodžiu, man ir moteris, ir vaikai, žodžiu, man mojuoja, sveikinasi. Tai, aš jaučiuosi fainai, nes, jie iš tikrųjų labai malonūs žmonės. Radau laiptus, bet aš galvoju, nedarysiu shortcutų, einu per likusią gyvenvietės dalį. Čia priėjau mokyklą, tai dėmesio iš vaikų irgi buvo bele kiek. Jie čia man ir sveikinosi ir angliškai hello sakė, va, mojuoja visi, žodžiu, visi čia draugai man. Tai ką, einu tolyn, jau visai baigiu iš tos gyvenvietės išeiti, nes tikslas yra išeiti į centrą. Žodžiu, indoneziečiai šiaip labai faini žmonės, dėl to jie ir vadinama čia 1000 šypsenų šalis, nepriklausomai nuo to, ar jie čia vargingiau ar turtingiau gyvena. Radau čia tokį kašarą, toks piktas, atrodė toks, kaip būtų visą savaitgalį tūsnės ir dabar į darbą reikia atsikelti. Jau baigiu visai išeiti iš teritorijos. Ir aišku, jie čia įsispraudo dar ir mečetę mažą. Aš eidama iš pradžių nesupratau, kas čia, žiūriu, kad kojoms yra praust vieta, bet paskui supratau, nes jie prausia kojas priešydami į mečetę. Dar priėjau va tokią dalį laipto. Čia kada nuožulnumai tokie padaryti, čia tam, kad mopedai privažiuoti iki namų galėtų, nes per miestą atvažiuoja, o čia taip žemyn link upės, tai jie tokius nuvažiavimus pasidarė ir laiptus netgi taip užlieja, kad mopedas galėtų ramiai į apačią nuvažiuoti. Tai ką, pagrindinė gatvė, miesto eismas visas vyksta, man reikia gatvę pereiti ir dabar einu prisiblatinti prie tų vietinių ir kartu su jais skirsiu gatvę, žodžiu, prielipą aš čia tapau netikėtai.
bet einam visi kartu, kaip nors perėsim. Čia taip kitaip neišeina, čia nieks tavęs labai nepraleidinėja, jeigu perėja labai toli, net per perį iš tikrųjų niekas nepraleidžia, niekam neįdomu. Tai žodžiu, va taip tiesiog kerti, laukia, kol truputėlį kažkokį tarpelį atsiras ir savo šutini per gatvę. Čia va dar ir transporto priemonių įdomesnių galim pamatyti, o pačiam Bogoro centre yra botanikos sodas, kuriame ganosi elniai. Didžiulis botanikos sodas, dėja, aš taip ir nepanaršiau jo, nepavyko man jo apeit, bet pasigrožėjau pro tvorą. Labai toks įdomus jausmas, eini vėjelis, tai toks netgi sakyčiau, visiškai toks normalios temperatūros, pati temperatūra nėra karšta, bet prakaitas muša, tai nežinau kaip kas, ta prasme, matyti drėgmės lygis didelis, debesėlį jau matau. Tik tais klausimas, ar neužlis, nes aš ten pamiršau pasiimti savo lietpaltį. Čia aš galvojau, pro čia gal įeisiu, bet čia saugoma teritorija, bet pasirodo tame botanikos parke yra tiesiog prezidento rūmai. Tai žodžiu, niekur čia aplinkui neina įeiti, įėjimas iš kitos pusės, bet kaip ir sakiau, nepavyko man iki ten nueiti. Čia dar turi miesto ir katalikiška bažnytėlė, yra čia visos religijos kaip tai puikiai sutelpa. Ką, vėl bandau pereiti kelią, tai štaip ir turiu supergalią, pakeliu ranką ir kaip tai mane po truputį praleidžia, aš ten per tarpus telpu. Eismas labai intensyvus, iš tikrųjų Bogoras didelis miestas. Dar paskui sužinojau, kad Bogorą iš tikrųjų vadina lietaus miesto, nes po toj dalyje Javos labai dažnas lietus yra. Ir dar toksai įdomus dalykas, iš tikrųjų labai daug viešam transporte, gatvėse, kada stovi prie sankryžos, ateina su gitarom, groja, ten kažką siūlo, visokius pasirodymus daro už arbatpinigius. Ir priėjau, žodžiu, čia vieną vietelę, kur tokius traškius vadalykėlius pardavinėja, tai 3 vienetai 25 centai, čia viduj yra, žodžiu, kopūstai ir morkos. Dabar prie prekybos centrų, čia visokių, nežinau, veiklų buvo daug ir pačiame prekybcentryje visokių pasirodymai vyksta ir vaikų, ir ne vaikų. Tik jau ką pastebėjau, tai jeigu vyksta kažkokie dainavimai, jie nusidainuoja siaubingai, bet visi klauso kaip normalų koncertą. Toks dalykėlis. Dabar tam prekybcentryje radau tokią parduotuvėlę, čia kažkaip juokauju, kad čia viskas po eurą ir prisipirkau smulkmenėlio, bet čia geriausias pirkinys buvo, nes nusipirkau už 5,50 kuprinę, atsparę vandeniui, žodžiu, žiauriai patogiai. Apsipirkus išėjau iš prekybcentrio, tai čia dar kažkoks toks kinietiškas drakonas, kažkas tokio, dar čia kažkoks tai šou vyko. Ir po to jau norėjau eiti tolyn. Tai dabar parodysiu, kaip yra kertama gatvė. Šitoj vietoj tai man iš tikrųjų padėjo ten dirbantis darbuotojus, tokių darbuotojų beje ant kelio yra daug, kada padeda pėstiesiem pereiti, arba jeigu ten jau tokia sankryža, kad niekas neįleidžia, neišleidžia, žmogus dirba ten su vėliavėlė, mojuoja, ryškiai apsirengęs, kad išleisti žmonės, nes kito atveju tu ten nepereisi ir neišvažiuosi ir neįvažiuosi. Va, tai tokių yra įdomi, žmonės algas gauna. Ir dar įdomybė, Batmaną radau, Batmanas reguliuoja irgi eismą už arbatpinigius. Toliau ėjau pro botanikos sodo pakraštyje, tai mieste iš tikrųjų toks kontrastas, atrodo ir žalumos, ir to miesto yra, ir mažų pastatų, ir didesnių pastatų, žodžiu, čia prisižiūrėjau visokių tai skirtingų dalykų. Grįžau namo, jau tą progą, kad turiu virtuvėlę. Man toksai jau poreikis yra tokiam naminiam paprastam maistui. Verdusi bulvių košę, tradiciškas salotas, pomidorai, agurkai, svogūnai ir grietiniai ir bandausi tą viral desertą, kur į graikišką jogurtą dedi sausainius. Tai pavyko man tokiam dideliam prekybcentre rasti graikiško jogurto, jo šiaip ne visur pavyksta rasti. Šiaip kiti sako, kad labai skanu, labai pavyko, tai bus matyti rytoj. Tai va mano vakarienė, sėdžiu, filmą žiūriu, žodžiu, poilsis ir ilsėtis laikas. Labas rytas, va čia pas mane nuo ryto jau valandą laiko, kadangi mano langai yra va čia.
Čia man muzikėlės leidžia jau valandą laiko, va tai po langais. Azijos žmonės šiaip labai anksti keliasi. Tai čia tokia problemėlė yra, kad nespėjai pamiegoti ir tavo problema. Tai va, tai man dabar pasniu metu vėl sunku yra užmigti, aš greit neužsimigdau, tai mane vis tiek pakelia ankstokai ryte, nu tai žodžiu. Tai va, toks va tas gyvenimas. Pagaliau radau normalios maltos kavos, nes prieš tai Beletungio, pavyzdžiui, buvo problema, kad nutipti tos sintetiniais 3 viename, nu žodžiu, nesąmonė, o čia normali kava, balietiška ir cukraus net nereikia. Tai dabar jau bandau su tą varį desertuką, šiaip tai nežinau, mano gal tas jogurtas buvo per rūgštus, nelikau sužavėta, bet aš po to vėliau pabandžiau dar ir su skoniais, graikiško jogurto, tada buvo geresnis. Ir ką, ir šiandieną viskas, mano diena tik tais tokia, man darbų čia iškrito, norėjau video montavimus, kaip kurios pasibaigti, tai va sėdėjau savo šitam namelį, per atvirus langus vėjelis pučia, žodžiu, ne karšta ir aš vis dar buvau viena tam namelį iki pat išvažiavimo, tai galėjau mėgauti savo tą tylą ramybę ir viską. Uolia. Tingiu net kur nors eit, plus vidosiukų dar reikia pridaryti visokių. Žodžiu, man žiauriai patinka čia, aš dabar šitam namelį kol kas vis dar viena. Jau vakar vakare viena buvau. Tai va, žiauriai gerai. Va, darbo vieta. Puikiai. Labas rytas, pas mane po pusė 7 ryto. Laukiu su automobiliu. Vakar čia susižvėjojau vietinę kažkokią tai gidų kompaniją, kurie veža ir lydi į vulkano kraterį. Tai čia tokia įdomi situacija rašo, kad sudėtingas haikas. Kai aš Filipinuose pirkausi vieną haiką, buvo parašyta lengvas ir buvo sunkus, o dabar jau parašyta, kad sunkus, tai aš tikiuosi nebus toks sunkus, kaip jie čia rašo. Važiuoju žiūrėti, aš iš tikrųjų į Javą važiavau, viena iš priežasčių irgi buvo, kad pamatyčiau bent 1, 2, gal jeigu pavyks ir 3 kokius vulkanus. Tai mano pirmas vulkanas Javoje. Iški vėluoja manęs pasimba, turbūt normalu, kai tokie kamščiai būna. Tai dėl kainos galvoju, dabar aš moku 80 eurų už privatų. Aišku, jeigu grupėje, tai daug pigiau gaunasi, beveik per pusę. Jeigu aš pirkau dabar tiesiai per gidus, jeigu per TripAdvisorį, tai žiūrėjau jau tos ale grupinės ir tai minimum 2 dalyviai turi būti. Tai kainuoja nuo 85 ir aukštyn, tai čia gaunasi ir daug pigiau ir patogiau. Išvažinėjame jau iš miesto, pati kelionė iki to taško, nuo kur mums reikėjo trekkingą pradėti, užtruko 2 valandas, kas yra visai netrumpai, bet kada išvažiavome iš miesto, pasirodė šiek tiek daugiau gamtos, šiek tiek kalnų, pradėjo matyti šį visokį ir slėniai, upės, nes keliukai gana statūs, vingiuoti, tai iš tikro visko eina pastebėti. Ir upės, ir upeliukus visokius pravažiavom. Man, kas labai patiko, pradėjo matytis ir ryžių terasos. Tai man gidas pasiūlė, sako, jeigu nori, va, po šitos vietos šiek tiek dar į priekį pavažiuosim, bus ryžių terasos. Tai sustojame, man gidas čia pradėjo rodyti visokius gražius didžiulius tvorus, ešiukas fobijas turi, ne kažką, bet man tai buvo įdomu pasižiūrėti tokia kaip gamtininkė pasijuto. Sako, čia gražus maršrutas, galim pasivaikščioti. Tai pradėjom nuo bananų medžių ir pradėjom artėti link tų ryžių terasų. Takiuku, mano gidukas, va ten priekis toks vyresnio amžiaus, bet toks visai guvus. Čia yra saldžių bulvių plantacija, čia ūkininkai visai nemažus plotus turi. Nu, ryžių terasos man, kad ir kiek vis dar į Indoneziją važiuoju jų pažiūrėti, man jos vis dar yra gražios. Ir į kitą pusę perėjus, čia toksai jau visai atvirukinis vaizdas prasidėjo. Neužsibuvome, pradėjome judėti atgal. Šiaip toks buvo vaizdas, kad pradės lyti, bet to lietaus mes kurį laiką ir nesulaukėm. Tai kaip matom, toliau važiuojam, toliau ryžių terasas, toliau žalia spalva yra mano dalykas.
Tai galiu žiūrėti ir žiūrėti per langus. Tai ir važiuojant pavyko čia per langą iškišus telefoną pafilmuoti. Gyvenvietės labai paprastos, kaip ir visur kitur Indonezijoje, nieko tokio išskirtinio, bet jau šita gatvelė tai barjerų pristatyta, kaip ir daug kur irgi beje miesteliuose. Matyt, kad nelakstytų nei automobiliai, nei mopedai, nekeltų papildomo triukšmo. Kuo aukščiau kilom, tuo reiškia aukščiau debesis yra. Kuo daugiau į debesis lendam, tuo atrodo, kad rūkas. Čia pravažiavam tokį ūkį, kur net ir žmonės visai dirbo tenai. Ir leidžiamės žemyn, čia žodžiu toksai mašinos vos galėtų prasilenkti, sakau, čia negal prasilenkti. Sako, ne problema, jeigu neprasilenkia mašinos, tai mašina randa vietą, kur pasitraukti, kitą pravažiuoti. Žodžiu, jiem čia iš tikrųjų pavairavimo ne problema, čia mums europiečiam atrodo visą laiką sudėtingesnė šitos situacijos, jiems čia yra viskas labai lengva, labai normaliai. Aš paskui šiaip irgi, kai tokiam gatvėm važinėjai, kuo daugiau važinėjai, tu labiau supranti, kad čia yra tiesiog, turi priprasti prie tokio judėjimo ir viskas yra gerai. Man gidas sakė, kad čia į pagrindinę mokyklą mergaitės kaip tik pat eina, nes rytas yra, tai mokyklos metas. Toliau važiuojame per kaimelius miestelius. Šiaip beje, Indonezija, didžioji dalis Indonezijos yra musulmoniška, tai visur ir mečečių pilna dėl to. Čia pravažiuojame čili pipiriukų plantaciją ir lendam toliau per miestelius. Šiaip žiūrint žemėlapį, tai ten zigzagai, zigzagėliai. Mes labai iš tikrųjų lėtai važiavam, nes neįmanoma greitai pravažiuoti tokiu keliu. Bet kai lėtai važiuoji, galima grožėtis per langą. Viskas, jau liko tik tai toksai keliukas, bet mes jau finišo tiesiojame. Ką, privažiavam stovyklavietę, aš jau gailiuosi, kad neturiu šilto džemperio, nes tai biški vėsoka, bet aš turiu dėl viso ko raincoat šitą, plastikinį, žodžiu, nuo lietaus, tai sako, jeigu šalta, tai jie apsirengė nuo plastiko, šilčiau dar. Tai ką, sustojame, jau iškart išsidalinom, davė iš karto man plastikinį šitą apsirengti, sako, bus šilčiau dabar eit. Gėrimas, čia mano pietų dėžutė, tai kažkur tai kalne stausim valgyti. Mane jau perkalbėjo, sakė, geriau jau su šitais iš karto išeiti, nes reiks ir per vandenį įbrist. Tai ką, pradėsim žygiuoti. Čia cinamono medelis. Sako, čia paprastai naudoja stiebus, bet šitas stiebas per jaunas. Sako, tai iš jo dabar negamins, tai lapelius pauosim, iš panašu į cinamonų kvapą. Jau labai džiaugiuosi, kad pasikeičiau batus, nes čia per tokį vaikščiot su tais savo batais, tai būtų buvę čia sudėtinga ir paskui išplauti turbūt nebeįmanoma. Čia va ir pupelės auga. Nu, žodžiu, čia pilna edukacija praeisio. O, sako, daugiau. Nu, viskas. Prieidinėjom pradžią nacionalinio parko. Labai ilgas pavadinimas, aš jau tikrai neprisiminsiu. Čia be mūsų dar jaunimėlis eina, va paturistaut maisto pasiėmė krepšelį. Gal ir nieko visai. Prasideda visos gamtos grožybės. Taip, tai kol kas dabar einam, jau prasideda pirmi purvo takeliai. Pirmus purvo vonios, gal čia neįklimsim labai. Turim čia tokią dabar situaciją, va dabar taip va einam toliau. Čia, sako, yra pakankamai jaunas bambukas, kad iš jo galima būtų sriubą virt. Tai sriubas dar jie iš to bambuko gamina, ne tik daiktus. Tai mes jau čia tokie dabar įveikiam tokią žiaurę. Bet šiaip šonu ėjom, tai kol kas kojos dar taip jau biški purvinos, bet dar nežiauriai. Tęsėme įėjimą per visus dumblus, jau sakau, reikia akis pakelti į dangų, tai čia einu tik tais į kelią žiūriu. Dabar truputėlį geresnis tas kelias, tokie akmenukai dabar prasidėjo. Nu, jisai sakė, 35 metų patirtį turit gidavimo vedlio. Tai čia man tik pasakoja, man čia rašytis beveik viską reikia. Va, čia kokių grožybių randame einant. Žaluma, žaluma, žaluma. Priėjom postą, šitas postas tuščias. Dar tolinėjom, sakė, dar kokį 15 minučių darysim biškio sustojimo pailsėti. Nu jau ateidinėjom tolyn link upelio.
Nu ką, mano kojos jau darosi purvinumas 3000 jau. Tokių įdomių dalykėlių priejau. Aš daugiausiai akis nudelbus į kelią, kad kur tai neįsmigčiau. Nėra čia lengvas užsiėmimas, bet iš tikrųjų, kadangi nėra laipto, tai galiu pasakyti, kad nėra sunku, kaip aš galvojau. Ir visai taip su prakaituku eini, bet dėl to, kad dušna. Bet tikrai nėra taip, kad čia kaip laiptais lipant, kur jau pompą gauni ir kai reikia stoti vandens gerti ir kvėpuoti, čia taip nėra. Tai, žodžiu, visai normaliai, sakyčiau, kol kas. Ką čia irgi skaitosi kelias, savo prašau. Ką, prieinam jau antrą postą. Sakė, čia bus sustojimas pailsėt. Tik dar aš to pailsėt nematau kur. Darom sustojimą. Va, jau matosi, kaip aš varvu. Tai darom sustojimu, kad čia tokį... Nei čia postas iš tikrųjų, nei ką. Tiesiog medžio šaknys. Tai pasidarysim truputį trumpą sustojimą pailsėti, vandenuko atsigerti ir judėsim toliau. Čia dar geriau einam. Nu čia tai jau visiškos džiunglės yra. Čia taip sakant jau nepaneigsi. Tai gidas juokauja, sako, šičia ir nesistengia niekas takų pastatyti. Sako, jeigu nenori susipurvinti, lik namie. Čia, sako, stengiasi išlaikyti natūralią gamtą taip kaip yra, va takučių biškį prastumdyti, kad būtų iš vis įmanoma įveikti. Bet niekas čia ir net neketina nieko statyti. Ok, toliau einam. Čia toks pasilaipimas neblogas. Va, mano šnekutis gidas, tai mes dabar šnekam, sakom, kad jau 2 valandas einam. Sako, šiaip čia netoli, čia yra 4 kilometrai per mišką, bet kadangi va taip zigzagais mes čia einam, va tokiais brendam per purvus, tai tas truputėlį užima daugiau laiko. Bet, sakė, dar apie pusę valandos liko iki kraterio. Va dabar tokia dalis prasidėjo, tai gerai, kad mano batai tam tinkami yra. Tai dabar tiesiog va brendam į viršų upeliu į viršų. Artėjom prie kraterio, nes jau ir kvapas yra tokio virto pasenusio kiaušinio. Sako, krateris šiaip jau yra užgesęs, bet kadangi iš jo vat išteka, tai va tokia balta spalva dažosi ir akmenys. Į vanduo tai skaidrus, bet šiaip viskas pakeliui, vat jeigu išteka iš kažkur, tai jau ir balta. O, vaikeli, kaip čia reiks nueit? Pats gidas jau sako, kad sako, čia biški sudėtingai. Ką, kertam tą smirdukę upę ir kelsimės tolyn aukštyn. Nu ką, jau čia šitokioj stadijoj kol kas varam. Ir, taip sakant, nu čia nuotykis, galiu pasakyti nuotykis. Tokiu mišku eit. Sveiki atvykę į kraterį. Karalienės krateris vadinasi. O, čia jau ir jaunimėlio prieėję. Tenais klausyt, kokie garai eina. O, vaikelkai, čia kietai. Tokia mirusi žemė. Dūmai garai eina. O, jau smirdlia. From Silbury, from Swabo. Okay. What is it? Swabo. Swabo? And also when you include sun, it looks like crystal. Sako, kaip pašviečia, sako, atrodo kaip kristalas. So, Šitą medžiagą jie naudoja paskui ir į kosmetiką, kaip mano vulkaninės kilmės kosmetika. Sako, ir visokius daro dirbinius, žodžiu. And making soap, you know, Ir, soap? sako, muilą netgi daro. O čia, sako, uždarė truputėlį, nes žmonės, sakė, kažkas įkišo koją, tai iki kaulų nudegė. Ir čia baisiai smirda tais kiaušiniais, bet toks karštis eina, va, baigia apgaruoti visą kamerą. Dabar truputį geriau matosi. Žodžiu, va čia grinai tas senasis krateris. Ir čia visur burbuliuoja vanduo. Tai tais per garus nelabai matosi, va čia gal dabar pavyks padaryti. Va, pačioj burbuliuoja vanduo. O, dabar pasimatė. Va, burbuliuoja vanduo, verda tiesiog. O vėjas papūtė, dabar labai gerai čia atsivėrė viskas. Va, matosi ir šičia burbuliuoja. Ir tenais burbuliuoja.
Nu, čia reginys mano pirmą kartą gyvenime. Tai istorija čia paprasta labai. Čia atiteka toksai vėsesnis vanduo. Šičia iš viršaus atiteka karštas vanduo. Ir sakė, čia dabar užgriuvę biškelį yra nelabai saugu prieit, bet anksčiau žmonės maudydavosi va šitoj daly, nes susimaišo šaltas ir karštas vanduo, ir gaunasi šiltas vanduo. Tokios šiltos vonios. Tai dabar dėja šito padaryti negalima. Tai mano pietukai va tokie laukia su kraterio vaizdu. Čia toks pasidaryk pats, vadinasi, daug maišiukų buvo, susidedi, bet va prašau, pietausim, va taip. Kvapo čia beveik irgi nėra to kiaušininio. Dar šiek tiek žemiau nusileidus. Nu čia daug tų skylių, tokių vat geizeriukų visokio. Čia tarpais taip atsidaro ir gerai matos, kad ten tiesiog verda viskas, va. Tiesiog kunkuliuoja. Tiesiog dūmų šokis čia tokiais verpetais sukosi. Biški išlindo saulė, leidžiuosi žemyn prie tos smirdukinės zonos, o iš čia labai gerai kunkuliavimas matosi. Čia vat. Iš kitos pusės, šiaip sakė, dar ilgesnių kelių atėjo, kur beveik 4 valandas gal reikėtų. Šiaip mano taku, kuriuo ėjom, turėjom ateiti per 1,5 per 2, bet mes ant šnekučiavomės, fotografavomės. Žodžiu, tai užtrukom 2,5, kol atėjom. Daug spalvų, dabar dar saulėje pašvietus, tai čia tos visos vulkaninės kilmės, visos uolienos. Šiaip sakė, iš vulkaninių akmenų ir šventyklas stato. Tai žodžiu, dabar tokių vat ir žalios spalvos daugiau matosi. Nu, va, tik tai to žalios spalvos aš nesupratau, ką jisai man sako, kokią tikslę medžiagą, kur vat gamina tą kosmetiką ir taip toliau. Tai va šita geltonai žalia tokia medžiaga. Nu, toks tu vat jauties toks išmestas kažkur į mėnulį. Vaizdas tai toksai. Sakau, kodėl čia tie medžiai, sakau, numirė. Sakau, čia po paskutinio įsiveržimo. Paskutinis įsiveržimas kažkur tai 1938, sakė, lyg tai buvo. Jis sako, medžiai, sako, tai ne, sako, medžiai čia tokie apmirė, nes kartais labai karšti garai ir tie karšti garai numarina medžius visus. Pasitarėm su giduku, buvo nuspręsta, kad einam prie karštų versmių, čia pakeliui biški reikia gal kojas nusiskalbt, nes jau tokios jau ne kažką. Kad miške visai nepasiklysti, dar jie čia tokį sudažais ant akmenų užpiešia, kur eit. Tiktais mes tai jau einam atgal dabar, tai mes einam jau pagal kitą rodiklę. Visai saulutė čia prasišvietė, mes, man atrodo, jau link pabaigos jam, nes lyg tai, kai šitą buvom prieėję, čia buvo dar visai nedaug laiko praėję, kai mes išėjom. Pasirodo, ne. Dar 40, sakė, 58 laiką, tai dabar žiūrėsiu, kiek mes čia dar laiko eisim. Biški, žodžiu, man atrodo, kad mes greičiau čia judam. Biški lėtokai judam. Aš tikslais tai galėtų greičiau varyti. Bet kažkaip, kadangi slidu, aš vis laik labai žiūriu, kad man čia kokius kūjus neišsisukti. Vėl čia brendam, taip sakant. Jo kojytės nežinau, kiek kartų praustos, bet vis tiek, taip sakant, va taip, bet čia daug kartų praustos vadinasi. Pagaliau į civilizaciją išėjom, jau namukai kažkokie prasideda. Eina savo, jau paskutinis šitas pusę valandos, tai jau dumblynas buvo, jau ta prasme mano batai, tai aš nežinau, dabar eisim gramdyt, nu gramdyt reikės kažkaip visą šitą. Kągi, batukai išplauti, skirtumas matosi labai akivaizdus, nu dar gyvenime nesu va taip ėmusi, kad su akmeniu ir trynus batus, nu gerai, nauji experience, ką galiu pasakyti. Tai va, tai taip sakant, švariais batukais galima grįžti į mašiną. Labai gražioje vietoje tie bungaliukai, čia jį dar kol kas žemėlapį nesimato. Bet prašau, čia ant kalno, kaip fainiai, kokioj vietoje. Dar vienas taškelis šiandieną. Tai žiūrėsim, kaip čia eisis, neįsivaizduoju, kas čia yra. Sakė, dar 15 minučių reikės nueiti iki tenai. Nu va, čia kažkokiu tai tokiuku. Cucikas pas mus čia labai pristojo. Ir mes tokia gražioje vietoje leidžiamės kažkur žemyn. Va, tolumoje ryžių terasos dar matosi. Ir aišku, laiptų neišvengsim.
Nu va, viskas. Artėjom čia gal net ir žmonių kol kas nematau. Va, visai artėjam. Matosi, kad vietiniai tai čia leidžia laiką paprastai, bet jų čia nei vieno nėra. Čia viskas yra tuščia. Sakė, bus kur persirengt. O, čia koks tiltelis. Neblogs toks. Va, tai čia ateina kažkoks karštas vanduo, burbuliuoja. Tai jie čia savo turi, tau sako, nežinom, iš kur čia ta karšta versmė ateina, bet prašau, karšta versmė. Ir prašau, va, nemokamas yra žuvyčių pedikiūras. Tai aš gal, ką žinau, pabandysiu įkišt, gal nenuvalgysiu man per daug pirštų. Tai viskas jau yra išsimaudyta. Čia, sakė, anksčiau iš vis prieš 10 metų tiesiog susirinkdavo vietiniai tose pašiūrėse ir tiesiog paprasčiausiai maudydavos va čia, kur dabar yra baseinas, jis prieš 10 metų tik padarytas, sako, tai kad duobė buvo, sako, tai duobė, sako, įbrisdom, pasikaitindavom ir viskas. Ir prieš 10 metų nusprendė jiems čia padaryti tokius va, karštus dušus, tai čia turbūt visai neblogai tiem, kurie neturi tų karštų dušų namuose, atvaro čia į karštą dušą įsimaudo, bet dabar dar turi ir va tokią karštą versmę. Balyje tai ten jau labai pensinta, gražiai pridaryta, o čia va grinai, va taip, va, vietiniai, taip, kur patys vietiniai ir vaikšto. Tai va, tai šiandien, žodžiu, supratau, kad jau daug nuveikta, aš jau esu pavargus, ypač dabar pasikaitinus, tai tas nuovargis labai išlindo. Tai viskas, dabar pakuojamės persirengti reikia įdėti namo ilsėtis, nes ieškos vos pavelko. Čia panašu į graikiškas cikadas, tai dar bjauriau. O Jėziau. Labas rytas. Va, pasimatė, kad lietaus sezonas Indonezijoje. Jau girdėjau ir naktį lyjo, ir va, vis dar lyja. Tai ir muzikautojų nėra, va, sau sulindę po stogeliu. Nebemuzikuoja čia man. Oi, mažajam kiemelį, tai čia iš vis. Tai tiesiog taškosi. Jau persirengiau, galvoju, nu gerai, viskas, jau gal einu lauk. Ir girdžiu, opa, vėl lyja. Bet taip, nu, dabar jau stipriau lyja. Irgi dar griaudė. Visgi nustojo lyti, tai išėjau iš namų, čia poras reikaliukus tvarkyti. Ir šalia manęs irgi va, yra toksai tiltukas, kuris yra skirtas tik tai pėstiesiems ir mopedams. Šiaip ta upė, nu vis laik atrodo, kad čia būtų didžiausia buvus kliūtis ir nežinau, nuošliauža dar kažkas nesrudas vanduo srauni ta upė, bet čia gali būti, kad jinai tiesiog tokia yra. Čia man reikėjo praleisti ir mopedą, tai čia žiūriu visiškai sutilpti kažkaip. Va, tai tada toliau jau dar su navigacija, man reikėjo prieš tą kaimelį išeiti, čia varodo posėdis į kairę. Nu va, čia tik tai tokios va gatvelės. Mopedai ir keli pėstieji telpa. O taip ir būna. Atvariau po 4, kol nustojo lyt viską ir sako, viskas uždaryta jau. Nu tai žodžiu, liksiu Bagorė nepamatys to botanikos sodo ir viskas. Mano nuotykiai šiandien baigėsi. Sveiki, pas mane 10 ryto, daiktai supakuoti. Tai imsiu taksi, važiuosiu iki Bogoro autobusų stoties su viešuoju transportu, taip vadinamu, su autobusu, nesu kažkokia privačia kompanija. Važiuosiu, žodžiu, į Bandungo miestą. Čia yra apie 170 km, autobusu rodo 3-4 valandos, matyt priklausomai nuo to, koks eismas Bogor ir koks eismas Bandungė bus. Pasiekiau aš tą autobusų stotį su taksi. Tokia vargingai atrodo, bet iš tikrųjų yra labai viskas aišku, nurodyta, kad Bandungas, tas MGI autobusas yra skirtas viešasis transportas. Autobusas beveik tuščias, sėdėjau viena. Šalta šiaip autobuse, sėdėjau su džempu, čia viskas net užrastuoja nuo temperatūros skirtumo. Visą laiką įlipu autobusus pagroti, va maisto atnešti, tai tik tai siūlo ir siūlo kažką. Kaina 100 000 pinigų. 5,12 € kainuoja apie 170 km nuvažiu. Įlipo tas dainininkas, žodžiu, jis čia groja, dainuoja, nusidainuoja belekai, paskui jisai išlipa, žodžiu, prašė tą ribatinį biškį iš manęs. Ir aš sakau, duosiu 2, jisai sako, 20 būtų gerai, nu nesakau, duosiu 2.
Darėm sustojimą, čia tokia mečetė visai graži buvo ir važiuojant link Bandungo, čia mums ir įsilyt spėjo ir iki visiškai baltas fonas buvo, bet vėl pragiedrėjo, kaip moters nuotaika. Bet kadangi čia yra lietaus sezonas, labai stebėtis nereikia, kad tas oras taip nuolat kaitaliojasi. Nu, šiaip netaip atvažiavau, atrodo, į Bandungą, bandysiu dabar taksį pasigauti, aišku, visi dabar lenda prie manęs. Tų norinčių pavežti krūvos, lenda visi, bet man paprašiau tiesiog išsikviečiau Grab mašiną ir rodo, kad atvažiuos. Mano namai už kelių kilometrų tik tais, tai čia netaip toli. O va tokie vaizdeliai čia yra normaliai, aš juokavau, kaip išsirenka vaiką, kuriam neduos šalmo. Čia vaiką, va, pavyzdžiui, veža nulūžusi visiškai. Čia ne problema jokia. Viskas, mano pastatas jau tolumoje matosi, čia toks apartamentų kompleksas. Mano čia toks šmensi-pensi biški apartamentai. Man paliko raktus pašto dėžutėje, atsiuntė nurodymus, žodžiu, kaip čia kas, atsiuntė koduką, kaip įeiti vat, į šitą dėžutę, kurioje yra kambario kortelė, kaip viešbučio kortelė. Čia su mano vardo pavardė viskas paruošta ir viskas kylu į 11 aukštą, kas reiškia, kad bus visai vaizdinga per balkoną į lauką. Tai mano kambariuko apžvalga greita. Taip, tai čia yra skaitosi studija, normaliai yra šaldytuviukas, kažkokia tai viryklė maža, vandens galima dasipildyti. Tai čia yra 24 kažkur tai eurai nakčiai. Lova vidutinio kietumo, bet man patinka, kad šitie yra, tai čia gali po savo pasikišti kažkur tai koją. Ir vaizdas per langą. Labas rytas, pas mane dabar nuėjo debesis rūkas, pasirodo, čia pas mane per balkoną kalnai matosi, ne tik miestas, toks, žodžiu, visai malonus vaizdas akiai. Dabar, kas dar yra mano apartamentų komplekse, tai yra nemokamas baseinas, bet aš jo taip ir nepasinaudojau. Jis toks pusiau uždaras yra, galima pasimaudyti, šiaip ateit paplaukiot. Yra nurodymai, kad reikia bendras maudymukas damoms buvo. Vanduo neledinis, šiaip tuščia, žmonės čia kažkaip aš nemačiau, kad būtų kas atėję. Žodžiu, idėja nebloga, bet nepasinaudojau. Einu po miestą pasivaikščioti, po centrą truputėlį. Šiandien vėjas pučia, karšta. Tai čia tokia viena gatvelė. Štai gatveliai rekomenduojama užsukti tiem, kas mėgsta meno galerijas, muziejus ir panašiai. Tai va čia yra tam skirta. Čia praėjom vieną galeriją ir radau vieną tokį maisto turgelį. Nieko ten labai ypatingo. Pasižiūrim, kas čia. Sultis kažkokių užkandukai. Jie labai mėgsta tos aliejų keptus reikalus. Man jau dar iš pradžių keptos tos vištienos buvo nieko, paskui jau nelabai. Viskas va aliejų kepta, tešla kepta. Žodžiu, ne mano maistas. Tai aš ką padariau? Aš apėjau ratelį ir grįždama pasiėmiau apelsinų sultis su šviežiu kokosu. Tai va šitos buvo visai nieko, nepilnus 2 eurus tai ir sumokėjau. Daug jaunimėlio šiaip tai gatvėje vaikščioja ir viešasis transportas važiuoja, tai kaip ir patogu judėti. Čia va ta dalis, kur prasideda paveikslai, galima gatvėje jų nusipirkti, tai čia ir vienoje, ir kitoje pusėje, ir tokių po atviru dangum, ir yra uždarų galerijų. Kitoje gatvės pusėje dar paveikslo, tai čia žodžiu, tik tai noro reikia turėti, eit viską apžiūrėti. Visokie vintažiniai šviestuvai ir kas nustebino, gatvelėje yra visai nemažai suoliukų, gali prisėsti pailsėti. Čia toks populiarus skveras, labai keista, kad jį visur skelbia, kad čia lankytinas objektas, bet iš tikrųjų jis buvo uždarytas. Nežinau kodėl. Klausiau, paskui vieno vairuotojas, jis sako, oi, nežinau, ten kažką tvarko dabar, bet jis visiškai pilnai uždarytas. Šalia šito parko yra didelė mečetė. Jos bokštą aš matau per savo balkono langą ir beje puikiai jį girdžiu, kai prasideda visos maldos. Aplinkui čia mečetė
Yra ir daiktų, ir maisto, kiti tiesiog sėdi čia ir valgo prie tos mečetės. Nu, toks įdomus vaizdas. Nu, tai čia tas jau garsusis bokštas, jį net ir vadina mečetės bokštu. Ką dar šiek tiek pasivaikščiojam po miestą. Atėjau į dar vieną tašką, čia turėtų būti dieną naktį maisto turgus. Bet dienos metu tas turgus nepasakyčiau, kad čia labai aktyvus, buvo vos kelios parduotuvės atsidarę, bariukai ir maisto, gal sakykim taip, vietos. Vakare greičiausiai čia daugiau veiksmo būna, kvieti čia mane ir pavalgyti ir atsigerti, bet aš atsisakiau, dar norėjau šiek tiek pasivaikščioti. Jūs pažiūrėk, kokių, nesveikas čia yra maistas, man net nekyla labai rankos pirkti. Ir šiaip aš tą gatvelę praėjau, truputėlį pasijutau kaip Singapūre Indijos kvartale. Tai prasėjau pro tą plastikinių daiktų parduotuvėlę, išsikviečiau savo Gojek mopedą, kad mane nuvežtų į kitą vietą, kur aš šiandien noriu aplankyti. Tai man labai patinka, kai mane mopedas vežioja, tai aš galiu tada pafilmuoti, kaip atrodo tos gatvės, kaip atrodo vietiniai ir kaip atrodo pats judėjimas miestu. Ir čia yra dar vienas būdas susidirbti pinigų. Berniukai groja ir surinkinėja tipsus. Dar vienas šiandien objektas yra šitas parkas. Čia yra didžiausia karuselė. Aš atvažiavau iš tikrųjų ją pravažiuoti, man čia visą kitą iš tikrųjų tai nelabai domino. Tai mano pirmo taikymo ėjimas yra čia, aš susiradau bilietų kasą. 25 €, šiaip nepigiai, bet po to gali naudotis tą teritoriją. Tai susimokėjau pinigėlius, gavau čia žemėlapį, kur čia vaikščioti ir pirmien. Nors rašo, kad iki 5 dirba, aš jau pagalvojau, kad nespėsiu, bet man dar net laiko atliko, nes aš ne viską bandžiau. Pradedam nuo didžiausio. Eilė nebuvo baisiai didelė, šiaip galima VIP nusipirkti, reiškia, kad eini be eilės. Tai viskas reikia, sako, išsiimti viską iš kišenių ir pravažiuoti. Tai pravažiavau, žiauriai smagu buvo, bet pavyzdžiui, kitos atrakcijos, 1-2 iš eilės jau neveikiančios. Tada, kadangi čia yra teminis parkas, čia pasirodymas vyko. Tas pasirodymas, ten buvo ir su ugnim ir visa kita, aš ten nesidėjau, nežiūrėjau. Bet pavyzdžiui, kiti bandėsi šitą šlapę versiją, aš šitą irginėjau, ką pabandžiau, tai čia toksai pasiskraidimas virš visos teritorijos, gali visą teritoriją stebėti, kas joje čia vyksta. Kitą atrakciją pabandžiau, čia neva į vaiduoklių namą tave įleidžia, žiauriai vaikiškas, visiškai nebaisus. Čia toks tipo siaubo kambarys dar pradžiai praėjimas, paskui nebefilmavau, nes labai prastas matomumas, bet ir nebuvo ten iš tikro ką rodyti. Dar pasivaikščiu, čia tornado imitacijas visokias turiu, žodžiu. Nebuvo baisiai toliau įdomu, svarbiausia buvo roller coasteris išbandytas. Kamščiai prasidėjo, reikėjo judėti namo, tai vėl parodysiu, kaip atrodo per piką važiuoti su mopedu. Nes realiai dabar taip, kaip jūs matot, aš irgi matau, kai aš pati vairuoju. Čia jau važiuojama beveik šaligatviais, aš taip irgi kai vairuoju darau, bet kada pati vairuoti, aš taip iš savo gabaritus jaučiu, bet jie vairuoti, tai taip kartais taip drąsiai neria, kad mano alkūnės reikia saugot, kad aš neišsiskinčiau kur nors arba veidrodėlį kokį nenuskinčiau. Bet čia šiaip labai faina patirtis, visą laiką rekomenduoju patiems pabandyti ir kad jūs pavežiotų, jeigu nedrįsit patys vairuoti. Aš jau viešbutyje, pasiėmiau savo skalbinius, įsivaizduojat, taip gražiai sulankstytas, supakuoti ir čia €60 skalbimą. Ir mano vakaras toksai.
Labas rytas. Nu, čia vakar, žodžiu, susiradau privatų vairuotoją, šiaip kainos prasme, tai čia žiauriai gerai gaunasi. Aš Bogoro mieste į tą trekkingą mokėjau 80 €, tai ten buvo vairuotojas su mašina ir vedlys. Nu, aš suprantu, tas vedlys visą dieną su manim ten vaikščiojo po džiunglės visą kitą, bet vis tiek kaina gana nemaža, o šičia gaunasi man 20 keli eurai dienai ir mane tiesiog vežios, kur aš noriu. Tai aš už 3 dienas 71 € berods susimokėsiu už 3 dienas, nes mopedu čia važinėtis labai atstumai nemaži gaunasi, galtus per dieną apie kokios 4 valandos važiuoti mopedu, iš jų gal kokio pusę laiko turbūt stovėti kamščiuose. Ir dar oras yra toksai truputį nenuspėjamas, kad gali ir palyti, nes lietaus sezonas. Tai žodžiu, nusprendžiau, kad šį kartą taip jau prabangiau važinėsiuosi, bet komfortiškiau ir apsisaugusiu nuo rizikos, kad pateksiu į lietų ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, mano vairuotojas jau turėtų netrukus atvažiuoti ir žodžiu, nusimato 3 dienos iš eilės važiavimo po apylinkės, nes iš tikrųjų visur rašo, kad Bandunge visi lankytiniai pagrindiniai objektai yra už miesto, reikia iš miesto išvažiuoti. Tai va, važiuojam.